Lina, norisi tavęs paklausti apie patį siekiamiausią dalyką, jeigu žmonės praktikuoja, apie patį mistiškiausią dalyką. Visi, kurie girdi, nušvitimas. Kas tai yra, kaip iki jo prieinama, galbūt yra nušvitimo stadijos, galbūt jį galima prarasti ir apskritai, kas tai per skonis. Taip, sakysiu, taip, labai plati tema. Ir vėlgi, kaip ir pradžiau sakiau, labai daug aplink save ir savyje turinti įsitikinimų, konceptų ir idėjų. Ir iš tikrųjų, jeigu paklaustumėt kiekvieno žmogaus, kas yra nušvitimas, greičiausiai jo sakytų, kad išsilaisvinimas iš kančios. Nušvitimas tai yra pamatymas arba suvokimas. Mes netgi turim tą išsireiškimą, ne, kad man staiga susišvietė. Tai reiškia, kad man staiga tapo aišku. Tai nušvitimas pats kaip procesas, tai reiškia susivokimas arba savęs susivokimas. Angliškai galbūt yra tikslesnis pavadinimas, yra self-realization. Tai yra savęs susivokimas, bet savęs arba savasties susivokimas, kad tu esi daugiau negu žmogus ir negu kūnas ir negu asmenybė. Kad tu esi savastis arba tu esi sąmonė. Tai yra savęs suvokimas kaip sąmonė. Tai yra visas šitas laukas, apie kurį ką tik aš šnekėjau, savęs suvokimas kaip šakti. Kaip šyva šakti, iš tikrųjų, jeigu taip tiksliau kalbant. Tai šito dalyko negalima pasiekti. Jisai yra dovana, yra malonė. Ir vėlgi kaip ir prabudimas, tai yra tai, kas įvyksta savaime, kada tu jau esi pasiruošęs. Jeigu kalbėt truputėlį mistiškiau, tai sąmonė, jinai per inkarnacijas, per gyvenimus, jinai irgi ima savo patirtį. Ir jinai pasiekus tam tikrą evoliucijos arba išsivystimo lygmenį arba gylį, tarkim, viename iš gyvenimų pasiekė būtent tą suvokimo stadiją, arba savęs suvokimo, arba savasties suvokimo stadiją. Tai gal aš vėl pakartosiu, kadangi labai daug žmonių eina dvasiniu keliu, nes jis sako, aš dabar pasieksiu nušvitimą. Ir turbūt liūdniausias momentas, kuris įvyksta, kad jie labai tada nusivilia savimi, arba nusivilia keliu, arba nusivilia mokytoju, nes galvoja, kad arba mokytas, arba kelias, arba įrankis, arba knyga būtent ir duos tą nušvitimą. Vėlgi aš labai norėčiau akcentuoti šitą dalyką, nes tai yra labai dažnas atvejis. Kad viskas, kas yra aplink, mokytojai, keliai, mokymai, praktikos, pratimai yra įrankiai. Tam, kad tu eitum nušvitimų, savęs suvokimo dvasiniu keliu. Ir tas kelias esi tu pats. Tai vėlgi, tu kaip sąmonė eini tuo keliu. Tu kaip sąmonė per šitą formą, per šitą žmogų, per šitą asmenybę. Su visais mokytojais, mokiniais, įrankiais, knygom pakeliui. Kai tu susivoki, čia yra kaip tas pasakymas, tu negali atmatyti atgal. Tai to suvokimo, tai, kad tu suvokiai, tu negali to dalyko pamiršti, nes tai yra suvokta. Tai jeigu kitais žodžiais būtų galima pasakyti, kas yra nušvitimas, arba savęs susivokimas, savasties suvokimas, savęs kaip sąmonės suvokimas, arba atsibudimas į tiesą, tai yra susivokimas, kur aš arba su kuo aš save tapatinu. Taip, ir mes pagaliau po truputėlį mes tos tapatumus arba tapatybės mes jas pradedam matyti. Pradedam matyti, kodėl mes taip elgiamės, ne? Kodėl mes, tarkim, taip matome pasaulį. Tai nėra tai, kad tu staiga pradedi gyventi ant balto debesėlio, tarp medaus krantų ir pieno upių. Ne. Viskas, kas pasikeičia, tai yra tavo santykis pasikeičia. Lygiai kaip ir suvokimas, kad aš esu ne tik tai, kad aš esu viskas. Keičiasi tavo santykis su savim pačiu, su aplinka, su tam tikrais įsitikinimais, su žinojimais ir su tiesa. Tai, kaip ir sakiau, tu to tiesiog atmatyti atgal nebegali. Ir tas suvokimas, jisai veda tave gilyn, veda tavo sąmonę, arba tavo sąmonė eina gilyn į gilesnį suvokimą. Pats tas momentas, arba pati ta akimirka, kai vyksta ta realizacija, nušvitimas, ne tas taip vadinamas, tas labai populiarus žodis ir visų siekimas, jisai vyksta staiga. Tas ašumo jausmas, jisai dingsta staiga. Beje, labai galima, sako, kaip čia dabar, kaip čia atpažinti, kai mes sakom, aš mano, yra tam tikras čia užsispaudimas arba tam tikras atskaitos taškas, kur sako, aš esu tai, aš. Kai vyksta realizacija, to aš jausmo nebelieka, nes aš tampa visur. Tai sako, žmonės kartais sako, skylė atsiranda, sako, aš nesuprantu, kur aš esu. Žmonės turi taip pat patiria tos patyrimus savęs realizacijos arba nušvitimo, jie angliškai vadinasi glimpsai. Tai kai va tas ašumo jausmas jisai dingsta. Tai būtent žmonės taip ir vardina, sako, aš esu visur, arba manęs nėra vienoje kažkurioje vietoje. Tai tas ašumo jausmas jis iš karto atsijungia. Bet suvokimas ir visas gyvenimas ir visa kita, tai yra tavo kūnas, visų pirma fizinis kūnas irgi dalyvauja procese.
po truputėlį atsitapatina. Ir beje, ta pati pirmoji fazė, tu net nesupranti, kas nutiko. Nes atrodo, niekas nepasikeitė. Bet to aš nebeliko. Bet viskas yra. Tai dar kartelį pakartosiu, nušvitimas tai nėra gyvenimo praradimas. Nušvitimas yra santykio su gyvenimu pasikeitimas. Ir suvokimas, palaipsninis suvokimas, kad viskas, kas tai yra Dievas. Tai gali sakyti, kad nušvitimas tai yra Dievo suvokimas, galutinis visame kame. Ir taip, nušvitimas jisai pats irgi turi skirtingas fazes, skirtingus gylius. Ir čia vėlgi, kaip ir pats kelias iki jo ir po jo yra absoliučiai individualus dalykas. Ir kaip ta paskutinė fazė arba siekiamiausia fazė yra, angliškai pavadinimas yra full enlightenment arba pilnas nušvitimas, kai tu susivoki save ir kaip Šyva, ir kaip Šakti. Aš tiesiog nenoriu į detalės eiti, bet vėlgi tie visi atsitapatinimai ir savęs suvokimas kaip daugiau, kaip Dievas, aš kaip sąmonė, jie irgi to lygiai eina toliau. Sakoma, kad pabaigos nėra. Nesąmonė begalinė. Paminėjai pabaigos nėra ir susirišo su klausimu, kurį norėjau užduoti. Satori, tie glimpsis, ar ne? Ta prasme, tai yra kelionė į pilną nušvitimą. Taip, tai yra kelionė, nes iš tikrųjų tai, kad tu patiri, tie satori momentai arba tie glimpsai, jie yra iš tikrųjų prisiminimas, kas tu iš tikrųjų esi. Nes mes visą tai ir esam. Sakoma, kad žmonės yra vienintelės būtybės visoje kūrinyje, kurie pamiršo, kas yra, kurie save tapatina tik su kūnu ir su asmenybė. Kad visos kitos būtybės ir visos kitos formos jos žino, kad jie yra sąmonė arba žino, kad yra Dievas. Tai ta kelionė, žmogiškoji kelionė yra laikoma viena sudėtingiausių, bet pačia giliausia. Nes mes 100% tapatiname su viskuo ir tas patyrimas, tas atsitapanimas dėl to turi visą tą pilną patirtį. Tai bent jau yra sakoma. Bet vėlgi priminsiu tai, kad mes negalim tapti tuo, ko mes neturim arba ko mes nesam. Tai tie glimpsai iš tikrųjų mes tuo metu ir atsitapatinimėm grįžti į savo natūralią būseną. Tai realizacija, savęs realizacija arba savęs nušvitimas yra mūsų natūrali būsena. Tai yra nuo suvokimo, kas aš esu, mes atidinėjom nuo to įsitikinimo, kad aš esu tik tai. Tai tam reikalingi mokytojai, įrankiai, stovyklos, ar ne, kad patirti kuo daugiau tų glimpsis, ar ne, kad artėti? Kad vestų, vėlgi, tas glimpsis tu negali jau iššaukti, jeigu tu dar nesi pasirengęs. Iš kitos pusės, keliai mokytojai, įrankiai, jie tave ruošia tam tikriam suvokimam, jie duoda tau medžiagą. Bet vėlgi, kada tai nutiks, tai vėlgi yra malonė. Tai yra dalykas, kurio tu negali sužiūrėti. Yra sakoma, kad visi kiti keliai, visus kitus kelius žmonės patys suranda arba ieško, bet kai ateina laikas sąmonėje atsibusti, Šakti arba sąmonė susiranda tave pati. Ir kai tu klausai prieš tai Jūratės, kaip jinai atėjo, iš tikrųjų labai daug žmonių, kurie ateina į Šakti kelią, kaip tu atėjai, nesąmonė. Kažkaip, nežinau, sako, kažkaip tiesiog išgirdau žodį ir atėjau. Arba kažkas, nežinau, kažkas pakvietė vidumi. Arba kažkur širdį, toks jausmas, kad jau, va. Tai čia turbūt atsakymas būtų į tavo klausimą, kad kai ateina laikas, ateina ir įrankis arba ateina ir mokytojas. Ateina ir kelias. O tai suteikia kažkokių ypatingų galių? Tu gali kažką keisti, pati kurti savo tikrovę? Taip, gali keisti, nes gali keisti santykį. Iš tikrųjų, apie ką viskas yra. Tu nepakeiti gyvenimą, tu keiti santykį su juo. Ir natūralu, kai tavo pasikeičia santykis, tu pamatai, ar iš tikrųjų to dalyko reikėjo, ar tu tiesiog su juo tapatinasi, nes tau buvo saugu. Ar tu su tuo tapatinasi, nes tu tiesiog galvoji, kad tu tik tai tiek gali. Tai tas suvokimas, pamatymas, galima sakyti taip, tai tas atsibudimas yra iš tikrųjų tiesos pamatymas. Tiesos apie save patį kaip apie žmogų. Nes kelionė į dvasingumą arba dvasinė kelionė, visų pirma, per save kaip ir žmogų. Žmogus yra nedaloma visuma viso to. Žmogus yra įrankis arba pagrindinis veikėjas, per kurį arba kurio būdu sąmonė patiria savęs suvokimą. Ir čia dar vienas dalykas, irgi galbūt norėčiau akcentuoti, nes žmonės galvoja, kad buvimas žmogumi arba darbas su savimi kaip žmogumi yra nereikalingas, kad reikia atsisakyti proto, reikia atsisakyti asmenybės tam, kad tai žengti dvasiniu keliu. Ne. Žmogus, tu ir esi dvasinis kelias. Ir tai labai labai svarbu yra paminėti, nes tai yra vienas irgi iš didžiausių konceptų ir kančių, nes žmonės tada pradeda atsisakinėti savęs, bet iš tikrųjų tu ir turi suvokti, kodėl aš, kodėl man, kodėl apie mane, nes aš esu pagrindinis įrankis. Ir netgi pats žodis joga, jisai reiškia sąjungą, yra union ir joga turi
ir asanas, ne, ir turi ir fizinę dalį, ir filosofinę dalį, ir maistą. Todėl visas tas dalykas yra susijęs, tik tai kažkaip pakeliui pasimetė. Ir mūsų protas turi tendenciją užsifiksuoti ant vieną dalyką ir mes iš tikrųjų pamirštam, ko atėjo. Taip kaip anksčiau primikščiai žmonės rengėsi kailės, kad nesušalt. Dabar mes vienas kitą pasitinkam pagal rūbus ir nustatom vienas kito vertę pagal prekės ženklus. Beje, tu gali pamatyti, kas nušvitas, kas pabudęs. Gal tas žodis pamatyti, jisai irgi toksai labai subtilus, nes pamatyti tai ne tik pamatyti. Galbūt tas angliškas to see, tai yra ne tik pamatyti, bet ir suvokti. Na taip, tai yra pajautimas, pamatymas, atpažinimas. Galbūt tas žodis būtų tiksliausias - atpažinti. Taip. Galiu paprasčiausių pavyzdžių pasakyti, neskiriasi vibracija. Tankis. Galbūt tiek. Ir tas ašumo jausmas, jisai irgi jaučiasi kaip užsispaudimas, kaip kažkas tvirto, kaip kabliukas. O tankis vibracija, kaip tai matoma, kaip tai juntama, kaip tai skanuojama? Juntama ir matoma. Tai yra beje, mes juk visi esame jutiminės būtybės, mes juk visi jaučiam, tik tai tas suvokimas, ką jaučiu, jis ateina vėliau. Tai suvokimas, mes visi tai turim, tiesiog visas tas dalykas miega. Tai dvasinis kelias būtent apie tai yra, kad atsibunda mūsų visos supergalios. Visas mūsų matymas, pajautimas ir žinojimas. Ne žinojimas, bet žinojimas. Galima vadinti tai nuoti, kai tu tiesiog žinai arba jauti. Taip kaip tu žinai, kad tau šalta, taip kaip tu žinai, kaip tu alkanas, tai lygiai taip pat tu gali pamatyti, atpažinti. Sakyčiau, gal taip yra turbūt tiksliausias žodis įvardintas, kai tu atpažįsti. Ir tu žinai, kas tai yra. Dar tokį rišantį noriu užduoti klausimą. Daug kas praktikuoja dabar įvairiausias praktikas. Tikėtina, kad pradėjo nuo jogos. Dažnai labai pradedam savo keliones nuo jogos, meditacijos ir toliau įvairios, ko gero, mokyklos įsijungia. Tai va apie skirtingas mokyklas, apie skirtingas keliones. Tai yra svarbu, ką renkamės, tai yra svarbu nuoseklumas, ar galima šokinėti, kokia yra tavo patirtis, kaip tai vyksta, kad korektiškai. Supratau, kadangi aš pati neatstovauju jokio kelio ir mano kelias, tarkim taip, šitam gyvenime, jisai buvo labai aiškus ir nuo pat pradžių aš tiksliai žinau, ko man reikia. Bet tas žinojimas jis vėlgi buvo ne asmenybės, ne Lino žinojimas, tai buvo sąmonės, sielos, širdies žinojimas. Vėlgi pasikartosiu, kad kiekviena sąmonė, jinai turi savo lygmenį. Kai mes ateiname, mes inkarnuojamės į tam tikrą formą, mes sąmonė yra jau atėjęs arba jau praėjusi tam tikrą patirčių ratą arba patirties kelią. Ir kiekvienas pradeda ten, kur pabaigė mano gyvenimą. Tai todėl ir kaip ir sako, kiek mokinių, tiek ir mokytojų. Kokia pasiūla, kokia paklausa, tokia ir pasiūla. Tai aš sakyčiau taip, kiekvienas ateina užsipildyti to arba papildyti to, ko jam trūko. Bet visgi esmė būtų nuoseklumas. Ne disciplina, nes tas disciplina irgi labai sudėtingas žodis ir kažkaip turbūt dauguma irgi asocijuosi, kad dvasinis kelias reiškia, reikia sėdėti man medituoti 20 valandų iš eilės, pakopas skausta nugara ir tada ir tas, ir tas, ir tas. Meditacija yra dar vienas įrankis. Meditacija yra erdvė, kurioje tu užsimerki ir dėmesį, kuris paprastai yra išorė, perkeli vidų ir pradedi kelionę čia. Tai sakyčiau, turbūt pagrindinė taisyklė ir pagrindinis dalykas būtų nuoseklumas. Bet jeigu jau jauti, kad tas kelias arba tas įrankis arba ta praktika arba tas pratimas atitarnavo, eik prie kito. Nes tada nevyksta evoliucija. Nes apskritai, visi sako, kokia čia prasmė apskritai viso ko. Tai aš galėčiau pasakyti taip, kad viso ko prasmė yra evoliucija.